Aš tam labai priešinausi, bet paskui tikrai įtikėjau, iš komforto negimsta nieko gero. Toks yra nuolat kartojama, kaip nežinau, čia mantra, kurią aš irgi įtikėjau. Ir kiek pavyzdžių mačiau, ir pats kaip susiduriu, kiek susiduriu. Tikrai nuoširdžiai tikiu į savęs tobulinimą, ugdymą kaip visuomenės piliečio, kaip žmogaus, kaip šeimos nario, kaip draugo, kaip kūrėjo. Per tą įvairių formų sportą ir raumens auginimą. O raumuo auga tada, kai jis yra žalojamas. Aš įsivaizduoju, taip yra. Sporte rezultato neįmanoma pasiekti, jaučiant tik tais malonumą. Tu niekados hipertrofija raumenyse nevyksta tada, kai raumuo jaučiasi komfortiškai. Tai manau, tas pats vyksta ir su kūrybinio raumens auginimu, socialinio raumens auginimu ir taip toliau panašiai. Be abejo, yra žmonių, kuriems pasiseka, aš taip įsivaizduoju, kad tam tikrus dalykus daryti ir jais mėgautis ir mes juos turbūt dažnai vadiname talentais. Bet manau, toks požiūris yra ydingas, kad mes visi tik tais to turime siekti ir ieškoti ir tik tais tada gyventi ir mėgautis, kai tik tais padarome. Kažkaip esu tikras, kad daug dalykų galima išsiugdyti, save apmokyti. Ir čia aš noriu vieną labai tokį uždėti akcentą, kad tai, kad tu sakai, gimsta, gražiausi dalykai gimsta iš kažkokio diskomforto, tai man atrodo labai svarbu akcentuoti, kad tas diskomfortas yra tavo asmeninis pasirinkimas. Nes man frazė, su kuria aš kovoju, tai yra tik alkani kūrėjai sukuria šedevrus, tai yra, man atrodo, labai dažnai naudojama, labai neteisingai ir ypač kažkokiam labiau valstybiniam lygmenyje, kai mes kalbame apie valstybės paramą kultūrai, tai man atrodo, kai tu sąmoningai save stumi į diskomforto zoną, kažką atrasti, kažkur rizikuoti, kažką pažinti, tada taip. Bet kai tu šiaip esi kažkokiame bendrame gyvenimo diskomforte, nežinau, finansiniam, dar kažkokiam, kad sudėtingomis, ypatingai aplinkybėmis gimsta geriausi kūriniai, tai aš nesutinku.